Sveiki, gerbiami automobilių vairuotojai. Šiandien važiuoju į Šiaulius. Tikrinsiu automobilį Volkswagen Passat 2017 metai. 2 litrai dizelis, 110 kW mechaninė pavarų dėžė, 6 pavarų, 191 000 ridos. Šiek tiek apie tos variklius. 2 litriniai dizeliniai turbo varikliai ganėtinai kokybiški. Patys varikliai, jeigu tepalai buvo keisti, bent kas 12 000 bėgioja po 400 000. Purštukai taip pat atlieka savo darbą kartais ir iki 300 000, priklausomai nuo kuro. Sankaba, smagratis laiko gerai, bet kartais problemos jau prasideda tarp 200 000 ir 250 000. Taip pat problemos būna, pasirodo, ir su sodžių filtrais. Tai yra tarp 200 000 ir 250. Vėlgi priklausomai, kokia buvo automobilio eksploatacija. Ar buvo mieste važiuota, ar buvo dažniau važiuota autostradomis ir filtras buvo dažniau valomas. Tai va, šiaip automobilis ganėtinai geras, ekonomiškas, erdvus, yra daug privalumų, tai pradedam patikrą. Nu va, pradedam šį kartą nuo variklio užvedimo, nes mašina ilgai stovėjo, variklis nekurtas. Jo, kuo puikiausiai užsivedė. Apsukas laiko gerai. Vairo kolonėlė be garsų papildomų, be trūkčiojimų. Labai gerai. Nu, dėžė, aišku, mechanas. Bėgiai jungiasi visi vietoj. Gerai. Atbulinė gerai. Sankaba atleidžia nuo kažkur tai nuo arti pusės, tai irgi gerai. Sankaba labai minkšta. Netgi, sakyčiau, jokių smagračio garsų negirdžiu, kamera dirba gerai. Tai tada išvarom mašiną ir pradedam nuo kėbulo. Taip, pradedam nuo kėbulo. Kairysis žibintas tvarkingas, nesubraižytas. Priešrūkinis kairės pusės gerai. Bamperio priekinio kairė pusė šiek tiek yra mažai nuo akmenukų, bet praktiškai nesimato. Kairysis sparnas su bamperiu sueina gerai. Kairysis sparnas tvarkingas. Kairysis veidrodėlis tvarkingas, nesulaužytas. Taip, tarpas tarp durų sparno geras. Rankinėlė neišlaužyta, durys atsidaro, užsidaro gerai. Langai originalų 17 metų. Kairiosios durytės turi mažiuką nuo durų duobutę, labai mažą. Taip, tarpas su durim per vidurį geras. Kairiosios durys užsidaro, atsidaro gerai, rankinėlė neišlaužta. Tarpas sueina su sparnu gerai. Taip, sparnas su bamperiu, nu, šiek tiek bamperiukas gal, bet praktiškai nesimato, nėra taip, kad jisai pilnai būtų atsiplyšęs. Taip, sparnas tvarkingas, kairysis žibintas išorinis tvarkingas, vidinis be rasavimo, be įdaužų. Taip, kairės pusės bamperis gerai, papildomas atšvaistas geras. Valytuvas neišlaužtas, papildomas stopas nesulaužytas, stogas kažkokių rimtų pažeidimų neturi. Taip, vidinė galinio bamperio dalis yra šiek tiek subraižymų paviršutiniškai.
Dešinės pusės atšvaistas bamperį gerai. Dešinės pusės žibintas vidinis, išorinis, nesugadintas be vandens. Dešinės pusės bamperis galinis sueina su sparnu gerai. Sparnas dešinės pusės galinis. Turi mažą įbrėžimuką, čia labai švelniai. Dangtis užsidaro, atsidaro gerai. Durelės dešinės pusės galinės atsidaro, užsidaro gerai rankinėlio vietoj. Durelės kažkokių stiprių pažeidimų neturi. Dešinės pusės priekinės durelės užsidaro, atsidaro gerai rankinėlio vietoj. Maža yra dubutė, labai minimaliai. Tarpai tarp sparno, tarp durelių lygus. Durelės su sparnu, su kitom dureliam sueina gerai. Dešinės pusės veidrodėlės vietoj, nesulaužytas. Taip. Priekinis stiklas originalas, 17 metų. Nematau kažkokių minusų. Taip, dešinės pusės priekinis žibintas, taip pat tvarkingas, stovi vietoj gerai, neprasavęs. Dešinės pusės bamperis, turi tokių mažiukių nuo akmenukų, bet labai mažai dubučių turi. Taip, dabar dešinės pusės priešrūkinis laikosi gerai, stovi tvirtai, priekinės grotelės tvarkingos, distroniko akis nesubraižyta, apatinė bamperio dalis tvarkinga, kapotas taip pat be kažkokių didelių, yra tokių įbrėžimukų, bet ką norėti, 200 jau mašina 1000 pravažiavusi, tarpai ganėtinai gerai, VIN numeris matosi tvarkingai, kairės pusės stiklas taip pat kažkokių įtrūkimų nesimato. Taip, pradedu nuo stogo. 59, 63, stoikė dešinės pusės 42, sparnas priekinis dešinės pusės 115, 101, 69, tai iš esmės iki kokių 120 gali būti drąsiai. 93, 99 kapotas, 86, 81 kairės pusės priekinės sparnas 86, 95, 98, kairiusis vairuotojo durelės 115, 85, 88, 107 gerai, kairės pusės durelės galinės 96, 106, 123 gerai, kairės pusės galinis sparnas 63, 50, stogas gale 94, dangtis galinis 94, kažkur ploniau eina, kažkur daugiau. Dešinės pusės sparnas 42, 51, 56, 68, 44, 67, galinės durelės 100, 109, 94, dešinės pusės priekinės durelės 87, 80, 94. Taip, toliau. Dešinė pusė, vidinė dalis 20, čia labai jau plonai. – 48, čia yra vidinė dešinės pusės stoikė. Dešinės pusės 80, gerai. Kairės pusės vidinė dalis 50, 40, 51, 60, 30. Tai iš esmės vidus yra plonesnis,
bet viskas gerai atrodo. 54, 44, 45. Kėbulas visas yra tvarkingas, nei viena dalis nedažyta, nešpakliuota. Taip, einam toliau. Važiuoklė. Kairysis lėtas ratlankis minimaliai yra pabraižytas, bet labai minimaliai. Diskas stabdžių labai tvarkingas, praktiškai naujas, kaladėlis praktiškai naujos, padanga Falken, geras brandas, 19 metų, senoka, vasarinė, bet labai gera. Kairės pusės amortizatorius neišbėgęs, pusašiai gumos ne kiauras, iš kairės pusės tepalų nesimato, rūdžių taip pat. Kairysis slengstis. Nesubraižytas, neaplaužytas. Taip, kairė galas, padanga. Stovi Continental, padanga vasarinė, protektorius labai geras, apie 80, gal 90%. Likutis 17 metų, nu, senoka, bet dar kažkokių įskilimų nėra. Kairysis lėtas ratlankis nesubraižytas, stabdžių diskas praktiškai naujas, kaladėlių likutis apie 50-60%. Einam toliau. Duslintuvas švarus iš vidaus, apsauga originali, patintai nesurūdyję, farkopas nesurūdyjęs, galas tikrai nebuvo tampytas, nes originalus germetikas yra, viskas gana tvarkingai. Dešinės pusės stabdžių diskas tvarkingas, kairės dešinės padanga vienoda. 17 metų, protektorius dar gal 50%. Dešinysis slengstis taip pat tvarkingas, nesulaužytas. Dešinės pusės priekinės slenkščio dalis nesulaužyta. Variklio apačia labai sausa, padanga dešinės pusės, protektorius apynaujas, Falken. Diskas stabdžių yra labai tvarkingas, kaladėlių likutis praktiškai naujos. Priekinis diskas yra lėtas, kuris yra šiek tiek subraižytas, bet labai minimaliai. Iš dešinės pusės variklio, tepalų, kažkokių pastebėjimų nėra, amortizatorius neišbėgęs. Apačia visi apsaugos vietoj, radiatorius nešlapęs, nėra naujas, bet ir nešlapęs. Taip, einam toliau. Priekinės kairės pusės durų apdaila visiškai tvarkinga, durų apačia nesurūdyjusi, visi mygtukai vietoj. Nu, čia yra gal čiut išlaužta, bet čia tikrai smulkmena. Taip, vidinė dalis dabar slenkščio. Viskas tvarkingai, nesubraižyta, sėdynė nesiūta, nedažyta, tvarkinga, neišsidėta, porankis labai gražus, perjungęs bėgių taip pat nesusibraižytas, pedalai gražus, vandens ir nebus, nes garaže stovėjo. Taip, durelės suktos nebuvo, nei priekinės, nei galinės, vairas nedažytas, nesiūtas, vairo mygtukai funkcijas atlieka,
Taip, spidometras nesubraižytas, displejus taip pat. Touchscreenas veikia, mygtukai neaplaužyti. Panelė, reflektoriai visi vietoj, panelė nesubraižyta, tvarkinga, automobilis švarus. Rūkalų irgi nesijaučia. Kairės pusės durų panelė tvarkinga, apačia tvarkinga, vidinė dalis. O čia minimaliai yra, taip kažkada turbūt nepilnai saugos diržas įėjo. Taip, plasmasė visas, slenkščių vidinės dalės gražios. Sėdynė labai tvarkinga, iš galo kairė labai tvarkinga. Vidiniai reflektoriai visi tvarkingi, stogas tvarkingas. Aha, kamera. Taip, dabar liftas veikia. Dešinės pusės, kairės pusės. Germetikas originalus. Štorkė nesubraižyta. Taip, vidinės dalis, nu, minimaliai plasmasės, bet labai minimaliai. Taip, galas tvarkingas. O to taip, gale vandens nėra, tampytas galas tikrai nebuvo. O atsarginis ratas čia turi būti ar ne? Ar čia tik tai tokia, kur... Pas vienus yra, pas kitus įrankiai sudėti ir akumuliatorius čia jai bagažiniai, nes čia sudėbas. Supratau. Taip, dabar durelės dešinės pusės galinės. Apdaila visa tvarkinga. Apačių durų nesurūdijusi, pėdsakų rūdžių nėra. Vidinė dalis durų taip pat salono gerai. Sėdynės tvarkingos, galas dešinės pusės, priekinės sėdynės taip pat tvarkingos, kilimėliai be skylių, dešinės pusės priekinės durelės. Taip pat čia vat, mažas yra toks plasmasės trūkumas. Taip, dabar apačia durų pilnai tvarkinga, durys nesuktos, reflektoriai visi vietoj. Čia nesubraižyta sėdynė, čia ne elektronika, bet važiuoja gerai viskas, porankis tvarkingas. Salonas labai gerai išlaikytas. Taip, dabar VIN numeris matomas labai gerai. Kapota varžtai nesukti, dešinės pusės sparnas nesuktas, priekinės dalis netampytos, lonžeronas originaliai viskas, skystis, antifrizas normoj. Taip, iš priekio aušintuvas be tepalo pėdsakų. Kiek įmanoma, kiek matau, apačia be tepalo pėdsakų. Priekis, visi varžtai, viskas originalas, kairė pusė dabar. Taip pat rėmos dalys visos tvarkingos. Taip. Žibintai originalus, Valeo. Dešinės pusės Valeo. Taip, kairės pusės sparnas nesuktas, kapotas taip pat. Kairė pusė lonžeronas, rėmos elementai. Variklį iš galo, iš kairės pusės turbinos vieta taip pat sausa, nieks netampyta, nedaryta, iš viršaus viskas ganėtinai sausa, variklis dirba ant laisvų apsukų labai gerai, kamštis emulsijos neturi, švarus.
Tepalas ganėtinai švarus, tai turbūt neseniai keistas tepalas. Gražus tepalas, nu matosi, kad tikrai ne 15, ne 20 pravažiuota. Tai va, iš variklio pusės kažkokių pretenzijų nėra, stabdžių skystis normai. Taip, dabar tepalai keisti prie 185 tūkstančių 24 metų 11 mėnesio. Dabar pagrindinis diržas keistas taip pat prieš 185 tūkstančių 23 metais. Keistas diržas, keisti visi rolikai, keista vandens pompa. Taip, dabar pas mūsų yra 191 tūkstantis, tai iš esmės po keitimų, po tepalų keitimų pravažiuota 6 tūkstančiai. Tai drąsiai dar galima kokius 4 tūkstančius važiuoti. Mano patarimas keisti kas 10 tūkstančių. Ir tada variklis važiuos gerai, nu, maksimum 12. Bet jeigu jau mašina kokia BMW, kokia galingesnė, tai tikrai 7-8 tūkstančiai tepalus pakeičiam, problemų nežinom su varikliu. Kol dabar krausis diagnostika, pasižiūrėsiu. Taip, langai, kairė, dešinė, galas užsidaro, atsidaro. Taip, sėdinių šildymas, zonų, salono vėjo pūtimas. Taip, padarom dešinę, kad pūstų šilta, kairė šalta. Taip, pučia šalta, pučia šilta, gerai. Dabar čia darom šalčiau dešinė pusė, kairė darom karštą, jungiam klaidų nuskaitimą. Dabar pas mūsų kairė pusė pradėjo šilti, dešinė pusė eina šaltas, labai gerai. Zonos veikia, motoriukai suveikia. Einam toliau. Taip, dinamikai pas mūsų, garsiakalbiai. This is not a test. Taip, garsiakalbiai dirba nečirškia, irgi labai gerai. Vėjo padavimas į kojus gerai, sėdinė jaučiu šildo. Dešinė dar tegul šyla. Taip, apačia taip pat įsijungia. Dabar padarysim pūtimą ant lango. Taip pat pučia, valytuvai veikia, posūkiai veikia. Taip, garsas ant vairo veikia. Gerai. Taip, iš variklio pusės viskas gerai, iš stabdžių pusės gerai, viena čia klaidelė elektronikos, nemanau, kad čia bus kažkokia bėda. Taip, rankinis atleidžia, suveikia gerai. Išjungiam garsą, parktronikai visi veikia gražiausiai. Laukiam, ką parodys mums kompiuteris. Taip, dabar klaidas perskaičiau. Tai vat vienintelė yra maža klaidelė, tai yra bako užpylimo dangtis. Tai tikriausiai aš buvau atsidaręs, kai mašina, bandžiau atsidaryti, kai mašina buvo uždaryta, nes yra va 191 tūkstantis, o iš esmės klaida buvo vat dabar pagauta. Ir mašina užfiksavo galbūt, kai dariau kėbulo tikrinimą. Taip,
Va, 191, 160. Arba čia tiesiog odometro parodymai. Bet dažniausiai rodo, kada buvo klaida. Tai mes ją dabar ištrinsim. Padarysim test drive'ą. Va, jinai išsitrynė. Tai dabar iš esmės yra viskas žaliai, viskas gražiai. Nu, tikrai seniai jau bemačiau, kad mašina su 190 ryda būtų tokios būklės. Nu, čia... Taip, gerai, darom test drive'ą. Tai va, jau dabar ta test drive'as, tai mašina traukia įspūdingai. Tikrai jokių dūmų, prisėdinės net šiek tiek traukia nugarą. Niekur mašinos iš šonus nemėto, jokių dūmų, jokių garsų papildomų, stabdant jokių pašalinių vibracijų, įsibėgėjant nei iš smagračio, nei iš dėžės. Tikrai jau ilgą laiką nemačiau, kad būtų mašina taip pat gerai išlaikyta. Aišku, į variklį neįlysiu, bet tikiu pardavėjų. Matau pagal stovį ir net abejonių nėra dėl ridos, bet dar atvažiuojant patikrinsiu, pasižiūrėsiu, nes nuo trečias bėgis jinai važiuoja, traukia labai gerai. Tai va, dabar išjungsiu tą kamerą, pasižiūrėsiu, kaip cruise kontrolius veikia, kaip distronikas veikia. Bet jau įsijungia, jau gerai, nes jeigu įsijungia, dažniausiai jeigu klaida yra, tai išmeta. O pas mūsų va įsijungia, mato mašiną. Va, mašina, distronikas veikia, kruizas veikia. Tai sakau, man kažkokių pretenzijų nėra. Dar mašina yra automatinis parkavimas. Tai iš esmės ir savo pirkčiau, ir žmonai. Taip, dabar yra pirštukų darbas. Visur yra. Visų pirštukų darbas yra vienodas. Sodžių kiekis 15-56 gramai. Tai, nu, maksimumas yra apie 20. Tai faktiškai reikėtų su mašina pravažiuoti gerai po autostradą, kad išsivalytų DPF filtras. Jo, nes po miestą žmogus važinėja ir irgi, nu, tas parodymas dabar gerai, kad čia ne kokie 300 ir taip toliau. Taip, dabar rida yra. Čia dažniausiai nieks negali įlysti ir to panaikinti. Tai pravažiuota kilometrų 191 166, 191 166. Tai labai gerai. Ir dar trumpai toj instrumentų blokė dar rydą pasižiūrėsim. Milaš. Nu ir čia matom 191, 166, tai iš esmės nėra čia ko prikipti. O klaidų po test drive'o iš esmės nėra. Tai va, automobilį patikrinau, visą patikrą detaliai matot video. Tai automobilis visapusiškai man patiko. Jokių įtarimų nei dėl techninės būklės, nei dėl kėbulo, dėl važiuoklės ridos pas mane nekyla. Todėl drąsiai siūlyčiau ir draugui, ir pirkčiau savo. Tai dėkui už dėmesį, dėkui, kad domitės mūsų video, uždavinėjat klausimus. Gražios jums dienos ir iki malonaus.